Sveiki visi prisijungę prie antrosios seminaro dalies apie YouTube galimybės. Labai džiaugiamės, kad sulaukime vis daugiau jūsų klausimų apie šią platformą. Iš tikrųjų, tai mus ir paskatino sukurti šią seminarų seriją. Ir su jumis sveikinasi aš, Indrė, iš lietingo Dublino, Google būstinės, kurią esame įsikūrę mes, lietuvių Google AdWords komanda. Tad ši seminaro tema būtent ir bus apie YouTube galimybės. Ir tai yra antrasis seminaras šioje seminarų serijoje, dėja paskutinis, tačiau jeigu turėtume daugiau klausimų, tikrai bet kuriuo metu galite susisiekti su mūsų komanda. Tad ilgai nelaukę, pradėkime šios dienos seminarą. Vartotojai jie egzistuoja kelių tipų, tai būtent pradedant nuo visiškai naujo vartotojo, kuris yra visiškai nedarantis paieškos ir tiesiog visiškai nieko nežinantis apie jūsų verslą, iki to vartotojo, kuris yra iš tikrųjų įsigijęs jūsų prekę ar paslaugą ir kuris yra gerokai vertingesnis, jeigu žiūrėtume į vartotojų svarbą. Tad atsižvelgiant į būtent šias skirtingas kategorijas, vartotojai yra suskirstomi į skirtingus etapus, kurie jie yra būtent savo vartotojo kelionėje. Ir atsižvelgiant į tai, iš tikrųjų yra išskiriami konkretus tikslai, kurie padeda jums pasiekti geriausių rezultatų. Tad jeigu žiūrėtume į tikslus apskritai, kuriuos aptarėme pirmojo seminaro dalyje, kurį galite bet kuriuo metu peržiūrėti mūsų YouTube kanale, tai iš tikrųjų pirmasis tikslas buvo žinomumo didinimas. Tai būtent tam vartotojui, kuris visiškai nežino nieko apie jūsų prekę ar paslaugą ir tiesiog galbūt net neturi poreikio apskritai ją išbandyti. Tad labai svarbu patraukti tokio vartotojo dėmesį ir būtent tokiam vartotojui tiesiog didinti žinomumą. Kalbant apie antrąjį etapą, tai yra vartotojo galimybė būtent apskritai apsvarstyti, įsigyti prekę ar paslaugą. Tai iš tikrųjų tas etapas yra antrasis žingsnis, kurį ir matote skaidrėje. Tai būtent tai yra apsisprendimas įsigyti prekę ar paslaugą. Šios du etapus aptarėme pirmojo seminaro metu. Na, o šiandien iš tikrųjų pratęsime būtent vartotojo kelionės apžvalgą ir trečiasis etapas, kuris galbūt yra vienas įdomiausių apskritai reklamuojantis su YouTube, tai yra pardavimų didinimas. Etapas tai yra lojalių klientų bazės auginimas. Tai apie juos aptarsime šio seminaro metu. Tad jeigu dar kartelį, tai kalbėsime apie pardavimus, lojalumo didinimą, bei YouTube iš tikrųjų turi pasiūlyti įvairią skalę įvairių metrikų ir konkrečių įsivertinimo būtent strategijų. Tad iš tikrųjų aptarsime ir funkcionalumą ir būtent duosime patarimų, į ką labiausiai verta būtų atkreipti dėmesį, atsižvelgiant į kokias metrikas, ką galima matuoti. Tad ilgai nelaukime, pradėkime su pardavimais. Tada iš tikrųjų pirmasis žingsnis, be abejo, kuris yra ganėtinai įdomus, tai yra konversijų didinimas. Tad prisiminus vartotojo kelionę, į pardavimų skalę iš tikrųjų įkrenta tas vartotojas, kuris yra apsilankęs jūsų svetainėje, bet dar neatlikęs jokio veiksmo. Tai iš tikrųjų dažniausiai tai būna vartotojai, kurie atlieka paiešką internete keletą kartų, apsilanko jūsų konkurentų svetainėse, įvairiose puslapiuose ir tuomet jie apsisprendžia, ar yra tikslinga įsigyti šią prekę ar paslaugą ir tuomet galiausiai konvertuoja. Tai kalbant apie statistiką, kurią būtų tikrai verta paminėti ir kurią tikrai siūlyčiau išnaudoti savo naudai, tai iš tikrųjų 96%, tai yra absoliuti dauguma vartotojų, pirmą kartą apsilankę svetainėje, iš jos išeina ir neatlikę jokio veiksmo. Tai dažniausiai tokie vartotojai yra tikrai nelinkę konvertuoti, nes yra visiškai normalus elgesys, tiesiog apsidairyti, apsižiūrėti kainas, palyginti prekių specifiką, tiesiog susidaryti bendrą įspūdį ir tik tuomet priimti sprendimą. Todėl kitas statistikos elementas, kurio norėtume pasidalinti, tai yra, kad pusė vartotojų dažniausiai apsilanko 2-4 svetainėse prieš priimdami veiksmą įsigyti prekę ar paslaugą. Tad žinodami šią statistiką, iš tikrųjų pasitelkite ją savo naudai ir tikrai pagalvokite apie strategijas, kaip būtent susigrąžinti tuos vartotojus ir laiku ir vietoje priminti apie savo prekes ir paslaugas. Turbūt teko susipažinti su remarketingo galimybėmis. Remarketingas tai yra toks funkcionalumas, kai galima rinkti vartotojų sąrašą, kurie apsilanko jau jūsų svetainėje.
Ir būtent kas liečia AdWords video skelbimams funkcionalumą, tai remarketingas egzistuoja dviejų tipų. Vienas patarimas, kurį norėtume duoti, kuris iš tikrųjų dažnai yra pamirštamas arba galbūt nežinomas mūsų reklamuotojų, tai kad iš tikrųjų YouTube platformai galima pritaikyti tą patį remarketingo sąrašą, kurį jau esate sukaupę savo AdWords arba Analytics platformose. Tad iš tikrųjų galite naudoti tuos pačius sąrašus būtent ir pasitelkti juos video skelbimų taikymui. Taip pat ir YouTube remarketingo galimybės iš tikrųjų sukuria aibę galimybių rinkti labai specifinius konkrečius sąrašus, kuriuos iš tikrųjų galite pritaikyti konkrečios strategijos pasirinkimai. Tai jeigu pereitume į kitą skaidrę, iš tikrųjų galėtumėt matyti visą aibę būdų taikyti ir rinkti skirtingus remarketingo sąrašus, kuriuos vėliau galima pritaikyti kampanijų kūrimui. Tai tarkim, galbūt vartotojai, kurie yra apsilankę jūsų YouTube kanale ir peržiūrėję kelis video, tai gali būti taip pat vartotojai, kurie yra palikę komentarą arba galbūt pamėgę vieną iš jūsų video. Be abejo, labai vertingi yra vartotojai, kurie yra užsiprenumeravę jūsų YouTube kanalo naujienas. Tad iš tikrųjų labai tikslinga išnaudoti tokius vartotojus, kurie yra tiesiog jau įsitraukę jūsų turinį apskritai YouTube kanale. Taip pat egzistuoja galimybė iš tikrųjų taikyti ir rinkti remarketingo sąrašą būtent tų vartotojų, kurie apskritai yra, tarkim, susidarę galbūt neigiamą netgi įspūdį apie jūsų prekę ar paslaugą. Tai galbūt galima tokį remarketingo sąrašą taip pat rinkti ir jį tiesiog taikyti kaip neigiamą. Tai iš tikrųjų galimybių egzistuoja įvairių. Tad tikrai labai siūlyčiau peržiūrėti į funkcionalumą, tiesiog išsirinkti strategiją ir būtent į tai atsižvelgiant kurti labai efektyvias kampanijas. Kas liečia remarketingo formatus, iš tikrųjų jie egzistuoja tokių pačių tipų kaip ir apskritai video kampanijos. Tai galima būtent rodyti skelbimus sraute, kai skelbimai rodomi prieš video, jie dažniausiai vartotojui yra skiriamos 5 sekundės apsispręsti, ar jis nori tą video stebėti ar ne. Jeigu visgi vartotojas nusprendžia stebėti video, tai tokiu būdu jūs turėsite mokėti už tokio video peržiūrą. Jeigu vartotojas nusprendžia praleisti skelbimą, tuomet šios 5 sekundės iš esmės yra nemokamos. Ir kitas būdas tai yra būtent skelbimai vaizde, kai tarkim vartotojas atlieka paiešką, vesdamas konkrečius raktinius žodžius. Tai tokiu būdu galima tiesiog savo skelbimą rodyti taikant pagal raktinius žodžius. Tai vėlgi remarketingas, jisai turi tokį patį funkcionalumą kaip apskritai video formatą. Kalbant apie gerąją praktiką, kas liečia video remarketingą, tai be abejo, vartotojai, kurie jau yra apsilankę jūsų svetainėje ir jūsų apskritai YouTube kanale, iš tikrųjų tokie vartotojai yra labai vertingi. Jie jau yra parodę susidomėjimą, todėl tikrai stengtės juos išlaikyti ir jiem parodyti jų išskirtinumą ir tai, kad jie jums yra tikrai labai svarbus. Galbūt gera idėja būtų siūlyti specialius pasiūlymus, galbūt akcijas. Be abejo, visada labai gerai veikia skaitinės išraiškos. Taip pat, kas liečia ir naujų prekių gavimą, galbūt yra tikslinga komunikuoti ir apie tai, nes vartotojai, kaip ir minėjau, jie jau yra parodę susidomėjimą, tad visuomet labai vertinga būtent rodyti specifinius skelbimus skirtus būtent jiems. Taip pat remarketingas yra dėkingas tuo, kad iš tikrųjų egzistuoja galimybė nuspėti potencialiai prekę, kurią vartotojas įsigijo ar planuoja įsigyti ir taip pat siūlyti jam komplektą prekių, kurios galbūt veiktų tarpusavėje. Jeigu vartotojas perka skaitmeninę kamerą, galbūt yra tikslinga jam rodyti ir krepšį ar spausdintuvą, nes vėlgi visa ta kombinacija tai ir būtent reiškia, kad potencialiai jis gali ieškoti visumos šių produktų. Tai tikrai apgalvokite būtent ir šią galimybę taikyti komplektą produktų, kurie veikia tarpusavyje, kurie negali vienas be kito. Kalbant apie prekės ženklo istoriją, tai be abejo yra svarbu būti nuosekliems. Tai apie tai šiek tiek kalbėsime netrukus ir būtent aptarsime visas strategijas, kaip galima auginti lojalių klientų bazę ir kaip pasiekti didžiausią naudą. Tad iš tikrųjų tą aptarsime už kelių akimirkų. Na ir kas liečia remarketingą, iš tikrųjų toks techninis patarimas, bet
pasirinkite tai kaip taikymo metodą, nes kitų būdų tiesiog praleisite labai ženklų kiekį peržiūrų ir tiesiog taikymas neveiks taip, kaip turi veikti. Tad, kai renkatės remarketingo sąrašą, būtinai pasirinkite jį kaip taikymo metodą. Na, dabar periname prie lojalumo auginimo. Tai būtent tai yra paskutinis 4. žingsnis vartotojo kelionėje, į kurį patenka būtent patys vertingiausi vartotojai, kurie iš tikrųjų turi jau pareiškę susidomėjimą ir galbūt yra arba įsigiję prekę, arba ir tiesiog pamiršę šį momentą ir galbūt pasirinkę kitas prekes po to. Kitų konkurentų turiu omeny ir galbūt taip pat patenka į šią kategoriją taip pat žmonės, kurie žino jūsų prekes ir paslaugas ir veikia be papildomo aktyvavimo, tiesiog be jokios reklamos, jie yra lojalūs klientai ir tiesiog jie visuomet renkasi jūsų prekes ar paslaugas. Tad, kaip ir minėjau, šie vartotojai yra tikrai labai vertingi, nes būtent jiems dažnai nereikia papildomos aktyvacijos, kad jie apsispręstų įsigyti jūsų prekę pakartotinai. Tad labai svarbu parodyti, kad jie yra išskirtiniai ir tikrai jums labai svarbus. Tad papildoma investicija galbūt konkrečiai šitam lojalių klientų ratui iš tikrųjų padėtų dar labiau suaktyvinti pardavimus ir pasiekti dar didesnę naudą. Nes vėlgi tai yra labai lengva palenkti pirkimui kategoriją, nes žmonės tikrai būna jau pareiškę susidomėjimą ir juos lengva aktyvuoti dar kartą. Bet kalbant apie statistiką, iš tikrųjų vienas dalykas, kurį norėtume akcentuoti, tai kad YouTube yra ne tik paieškos variklis, ne tik platus video kanalas, bet be abejo ir socialinis tinklas, ką dažnai pamiršta iš tikrųjų mūsų video kūrėjai ir į ką tikrai reikėtų atkreipti dėmesį. Tai būtent tai yra socialinė platforma, vienas didžiausių socialinių tinklų ir jis turi tokį funkcionalumą, kad galima užsiprenumeruoti kanalo naujienas, galima komentuoti, pamėgti, dalintis video. Galbūt žmonės, kurie rašo tinklaraščius, dažnai įterpia konkrečias video nuorodas, tai yra ir tas funkcionalumas. Taip pat labai populiarus yra sąrašai, tarkim, video sąrašų kūrimas, galbūt kažkoks dainų sąrašas ar įdomių reklamų, patrauklaus turinio. Tai viskas yra kuriama taip pat ir renkama į sąrašus. Tai iš tikrųjų, kalbant apie statistiką, pusė vartotojų atlikdami paiešką internete nusprendžia apsilankyti prekės ženklo socialiniuose portaluose. Tad pusė vartotojų apsilanko šiuose kanaluose. Ir kalbant apie vartotojus, kurie galbūt priima paskutinį sprendimą įsigyti prekę ar paslaugą, jų yra 20%, kai tai vyksta socialiniuose tinkluose būtent. Ir YouTube, aišku, patenka į šią kategoriją. Tad vėlgi labai svarbu būti ten, kur eina jūsų reklamuotojai, potencialūs klientai. Dėl to tikrai atkreipkite dėmesį ir išnaudokite šią platformą tinkamai. Kalbant apie kūrinio turimą ir patarimus, kuriuos norėtume duoti apskritai, tai iš tikrųjų apie tai nemažai kalbėjome jau praeito seminaro metu. Tai be abejo, sėkmingo YouTube turinio strategija tikrai turėtų tokius video, kurie yra lengvai atrandami, nuosekliai pastoviai talpinami ir be abejo įdomus, patrauklus jūsų vartotojai. Tai kalbant apie atrandamumą, šiuo atveju pasikartosiu, bet trumpai užsiminsiu, kad vėlgi labai svarbus yra metaduomenys. Tai yra būtent visas aprašymas, kuris yra sukuriamas, kai video yra įkeliamas. Tad tikrai stenkitės jį padaryti kuo išsamesnį, kad būtent jūsų kanalas būtų indeksuojamas pakankamai gerai ir kad jis turinys būtų lengvai randamas, kad sistema tiesiog turėtų iš kur traukti informaciją, kad jūsų video būtų lengviau randamas. Kalbant apie įdomumą, be abejo, labai svarbu pasirinkti kryptį, ar tai yra edukacinis turinys, ar tai yra juokingas turinys, ar tai yra būtent mokomasis turinys. Tai vėlgi priklauso nuo jūsų prekės ženklo, nuo jūsų verslo pabudžio, aišku, bet vėlgi labai svarbu turėti tokį turinį, kuris tiesiog būtų įdomus jūsų vartotojai. Na ir šio seminaro metu iš tikrųjų plačiau apkalbėsime nuoseklumą ir jo svarbą. Tad jeigu pažiūrėtume statistiškai, koks turinys iš tikrųjų sulaukia daugiausiai pakartotinio sugrįžimo ir pakartotinio įsitraukimo iš vartotojų pusės, tai be abejo tai yra reguliarus, nuoseklus turinys, kuris turi konkretų laiką
savaitės bėgyje, tarkim, tas metas, kai video yra patalpinamas. Tai dažniausiai vienas iš sėkmės pavyzdžių yra būtent išsirinkti konkretų laiką, kai video yra paskelbimas. Tai iš tikrųjų garantuoja ir galbūt suteikia didesnę tikimybę, kad vartotojai iš tikrųjų užsiprenumeruos jūsų kanalo naujienas, nes nenorės praleisti kito sekančio video. Ir tai iš tikrųjų sukuria papildomų priežasčių, dėl ko vartotojas turėtų sugrįžti į jūsų YouTube kanalą. Kalbant apie gerasias praktikas, iš tikrųjų labai svarbu išsirinkti labai stiprų stilių, kuris būtent apibūdintų jūsų prekės ženklą ir kuriamas paslaugas. Dažnai iš mūsų mažų vidutinių verslų turėtojų sulaukime ganėtinai skeptiško požiūrio ir sakymo, kad vėlgi tai yra brangu, bet aš manau, kad iš tikrųjų būtent mažas biudžetas, jisai dažnai priverčia viską žiūrėti dar net kūrybiškiau ir būtent imtis kūrybiškesnių sprendimų. Tai būtent savo stiliaus atradimas ir kažkokio išskirtinumo atradimas tikrai gali padėti jums pasiekti labai gerų rezultatų YouTube kanale. Tuomet, aišku, vartotojai labai mėgsta ir dažnai pasiteisina toks dalykas, kai tiesiog pasirenkama asmenybė, kuri tampa jūsų prekės ženklo ambasadorium ir kuris iš tikrųjų iš karto yra atpažįstamas kaip ir tapatinamas su jūsų prekės ženklu. Tai turint tokią asmenybę, irgi galima pasiekti labai neblogų rezultatų. Tai dažnai matoma praktika įvairiose prekės ženkluose. Kalbant apie vizualinį identitetą, labai svarbu jį išlaikyti taip pat nuoseklų visose platformose. Iš tikrųjų, kuo jis yra nuoseklesnis ir sutampantis skirtingose platformose, skirtingose socialinėse tinkluose, skirtingos reklamos kanaluose, apskritai išlaikant visą šitą nuoseklumą galima dar labiau sustiprinti savo prekės ženklą ir tiesiog daryti jį labiau atpažįstamą įvairių vartotojų segmentuose. Taip pat nuoseklumas ir aiškumas, kurį jau aptarėme šiek tiek plačiau prieš tai, vėlgi viena iš gerųjų praktikų tai yra išsirinkti konkretų kas savaitinį galbūt laiką arba kas 2 savaitės talpinti video ir būtent tuo pačiu metu, kad vartotojai tiesiog žinotų, kada gali tikėtis video iš jūsų pusės. Na ir dar vienas labai svarbus žingsnis yra tiesiog žiūrėti į savo apskritai reklamavimo strategiją holistiškai, tiesiog matyti visą visumą ir pasirinkti tokį reklamavimosi tipą, kad tiesiog jūsų visi reklamavimosi kanalai veiktų sinergiškai ir išnaudoti būtent tuos vartotojus, kurie jau yra parodę lojalumą ir kurie yra įsigiję jūsų prekes paslaugas ir tiesiog yra labai stipriai įsitraukę jūsų turinį. Tai būtinai apdovanokite juos ir parodykite, kad jie jums tikrai yra labai svarbus. Kalbant apie statistiką, iš tikrųjų YouTube siūlo aibę įvairių statistikų įvairiose platformose. Tad labai svarbu iš tikrųjų išsirinkti, į kokią statistiką norite atkreipti dėmesį ir kaip iš tikrųjų matuosite savo sėkmę, kaip ją įsivertinsite. Tad vėlgi, sugrįžtant prie vartotojo kelionės, iš tikrųjų šios struktūros laikomės viso šios seminarų serijos metu, bet manom, kad jį geriausiai apibūdina būtent tiek vartotojų įsitraukimą, tiek veiksmus, norint patraukti jų dėmesį, taip pat ir metrikas, kurias iš tikrųjų reikėtų atkreipti dėmesį, būtent vertinant savo sėkmę. Tad jeigu pradėtume nuo to vartotojo, kuris yra įsitraukęs, bet dar neieško, tai iš tikrųjų sėkme būtų galima vadinti vien tai, kad jis galbūt pradeda ieškoti ir apskritai sužino apie jūsų verslą. Tuomet, kai vartotojas jau pradeda svarstyti, įsigyti konkrečią prekių ar paslaugų kategoriją, tai vien tai, kad jūsų turinys tampa lengvai randamas ir patraukia vartotojo dėmesį, tai vėlgi galėtų būti irgi faktorius, kuris lemtų jūsų YouTube kampanijos sėkmę. Kalbant apie pardavimus, šiuo atveju ateina konversijos, tai būtent vartotojų paskatinimas įsigyti prekę galėtų būti vienas iš dalykų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Na ir kalbant apie lojalumą, tai be abejo vartotojų bazės sukūrimas tų, kurie jau yra atlikę konkretų veiksmą ir galbūt netgi atlikę jį pakartotinai, tai vėlgi rodo dar vieną sėkmės rodiklį, kurį tikrai kviesčiau bandyti siekti. Tai kalbant apie metrikas, į kurias būtų galima atkreipti dėmesį, vėlgi
skirtingoms klientų įsitraukimo kategorijoms, skirtingiems etapams, skirtingos ir metrikos. Tai pačioje pirmoje stadijoje tikslinga būtų stebėti parodymus, būtent parodymų dažnumą ir apskritai uždirbtas peržiūras. Tai earned views, uždirbtas peržiūras, tai būtent tai reiškia, kiek vartotojų peržiūrėjo jūsų mokamą skelbimą ir kiek iš jų nusprendė peržiūrėti dar bent keletą video iš jūsų YouTube kanalo apskritai. Tai dažnai tas skaičius gali būti daugiau negu vienas, mažiau negu vienas, tai vėlgi priklauso, ar jūsų video buvo peržiūrėtas visas ir kiek iš jūsų kanalo apskritai buvo peržiūrėta video papildomai. Tai irgi įdomus rodiklis, į kurį naudinga atkreipti dėmesį, matuojantis, ar jūsų turinys yra įdomus, ar jis sudomina vartotojus, kad jie papildomai peržiūrėtų jūsų kanalo video. Tuomet kitas žingsnis, kai vartotojas jau yra apsisprendęs ir ieško panašių prekių kategorijų, tai vėlgi tuo atveju galima matuoti svetainės paspaudimus ir apskritai vėlgi tas pačias uždirbtas peržiūras. Kalbant apie pardavimus, tikslinga be abejo matuoti konversijas, visuomet patariame jas stebėti. Tai padeda iš tikrųjų pasimatuoti apskritai ne tik AdWords, bet ir YouTube naudą, bei vėlgi svetainės apsilankymą. Kiek žmonių paspaudant jūsų skelbimą nusprendė jį peržiūrėti, kiek iš jų ateina į jūsų svetainę ir pratęsia paiešką joje. Na ir kalbant apie lojalumą, tai be abejo yra žmonės, kurie yra užsiprenumeravę jūsų kanalų naujienas ir apskritai yra peržiūrėję jūsų video. Tai iš tikrųjų, kai kalbėjome apie aibę įvairių statistikos šaltinių, tai vienas iš jų yra AdWords platforma, kur galima matyti video skiltyje, kiek iš tikrųjų sulaukite parodymų, koks jų buvo parodymų rodiklis, kiek žmonių nusprendė praleisti jūsų skelbimą ir kiek iš jų peržiūrėjo atitinkamą etapą, galbūt tai buvo 25%, 3/4 ir panašiai. Tai visą šitą statistiką galite matyti AdWords platformoje. Bet ten galite matyti, kiek jums vidutiniškai kainavo viena peržiūra ir kiek uždirbtų peržiūrų pavyko gauti. YouTube Analytics siūlo taip pat įvairios statistikos, į kurią tikrai įdomu kartas nuo karto peržiūrėti ir tiesiog optimizuojant irgi imantis tolimesnių veiksnių tikrai verta atkreipti dėmesį. Tai kas liečia būtent vartotojų įsitraukimą, kiek iš jų nusprendė peržiūrėti, kokiu metu tai įvyko, iš kur atėjo šie vartotojai, kokia yra demografija šio vartotojų segmento. Ir dažnai taip pat galima matyti, iš kur jie atėjo. Ar tai buvo būtent, galbūt kažkas gavo nuorodą su jūsų video, galbūt šis video buvo patalpintas blogė, kokio nors jūsų labai įsitraukusio vartotojo dėka ir tai pavyko jums gauti papildomai srautą. Iš tikrųjų, visą tai galite matyti YouTube Analytics platformoje ir būtent stebėdami statistiką čia. Taip pat įvairios statistikos siūlo ir Google Analytics, bet vėlgi Google Analytics yra labiau patariam iš tikrųjų jį analizuoti, kai analizuojate apskritai svetainės rodiklius, kiek vidutiniškai srauto atėjo iš YouTube platformos, bet kiek iš jų būtent apsilankė pačioje svetainėje ir koks buvo vartotojų elgesys svetainėje. Tai vėlgi galima matyti, kiek iš apsilankiusių vartotojų, kiek iš jų atėjo iš mokamo srauto, kiek iš organinio, kokia buvo vidutiniškai kaina, kiek buvo iš viso apsilankymų, koks yra apsilankymų rodiklis, kiek iš jų vidutiniškai praleido laiko puslapyje ir vėlgi svarbus rodiklis, kiek iš jų konvertavo ir įsigijo jūsų prekę. Na ir aptarėme iš tikrųjų beveik visas šio seminaro temas. Tad iš tikrųjų apibendrinant šios dienos seminarą, vienas svarbesnių dalykų, kuriuos norėtume paminėti, tai vėlgi, kad YouTube yra auganti platforma, tai yra socialinis tinklas, tai yra vienas populiariausių socialinių tinklų. Ir vienas iš tikslų, kuriuos tikrai patariame siekti, tai būtent didinti vartotojų įsitraukimą ir bendrauti su vartotojais pasitelkiant video turinį, kuris iš tikrųjų siūlo visiškai kitokią galimybę pasiekti vartotoją ir tiesiog didinti jo įsitraukimą. Dažnai šio seminaro metu akcentuodavome ir vartotojo kelionę, skirstant vartotojus į skirtingus etapus, atsižvelgiant į tai, kokiame
pirkimo ar nepirkimo momente vartotojas yra tuo metu. Tai vėlgi, atsižvelgiant į tuos etapus, yra tikslinga sugalvoti ir savo YouTube strategiją, būtent pritaikyti ją konkretiems išsikeltiems tikslams. Ir atsižvelgiant į tuos tikslus, be abejo, yra svarbu tiesiog apskritai analizuoti tinkamas metrikas ir sėkmę vertinti ne tik konversijom, bet ir nepamiršti ir kitų labai svarbių rodiklių, tokių kaip parodymai, užsiregistravimas jūsų YouTube kanale, tuomet apskritai vartotojų įsitraukimas ir galbūt netgi paliktas komentaras ar pozityvus pastebėjimas, galbūt pamėgimas jūsų video. Tai yra galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodantis maži dalykai, bet vėlgi šie vartotojai yra jūsų prekės ženklo ambasadoriai ir tikrai yra žinoma, kad labai nemažai vartotojų apskritai atlieka paiešką internete prieš priimdami sprendimą. Tai vėlgi pozityvus jūsų prekės ženklo įvaizdis socialiniuose tinkluose taip pat gali turėti labai pozityvios įtakos apskritai jūsų verslo augimui ir pozityviam vartotojų įspūdžiui apie jūsų verslą. Tad norėjau padėkoti, kad prisijungėt prie antrojo šio seminaro. Iš tikrųjų, tai antrasis seminaras, kurį rengiame apie YouTube kanalą apskritai. Pirmojo seminaro dalį galite peržiūrėti bet kuriuo metu mūsų YouTube kanale. Tai dar kartelį, jeigu norėsite jo ieškoti, tai bus YouTube Lithuania, Google Lithuania. Ir tiek šiam kartui. Tik norėjau pasakyti, kad jeigu turėtumėt klausimą ar kažkurie momentai buvo neaiškus, tikrai būtinai kreipkitės į mus per pagalbos mygtuką. Tikrai visuomet mielai atsakysime visus kylančius klausimus. Jeigu dabar po šio seminaro kažkuris momentas buvo neaiškus ar kilo papildomų klausimų, tikrai drąsiai jos užduokite mūsų renginio puslapyje. Būtent prie evento tiesiog palikite komentarą ir tikrai atsakysime į visus kylančius klausimus, kurie bus palikti ir stengsime tai padaryti dar šiandien. Taip, tad dar kartą dėkoju visiems prisijungusiems ir gražios popietės visiems ir gražios gegužės 1. Iki!